Jeigu tik pataupyti pinigus, nu galim čia, bet čia išmanimo nereikia iš tikrųjų. Jeigu čia būti sąjungininku tam, kad pataupyti, nu galim pataupyti. Užsmaukti kokią vieną kitą instituciją, vieną kitą biurokratinį grandinį, nuo to nekažin kas pagerės. Tai širdis skauda, nes ne visai tą linkme einam. Nu, aš taip suprantu, atleiskit, turiu bjaurų charakterį, kaip matau, taip sakau. Nenoriu pataikauti, nes tikrai labai noriu, kad išjudėtų procesai, išjudėtų gilia vaga, gilia srove. Tai vadinasi, visų pirma, nuo tikslų formulavimo. Ir kas darys skaitą. Tai tikslus gali generuoti tie žmonės, kurie išmano, chirurgai. Atleiskit, bet dėja profesionalai. Nu, kitaip negali būti. Ateina mėgėjus, suplanavom. Nu, aš nenoriu savęs apšaukti. Labai atsiprašau, aš nenoriu apšaukti kitų neprofesionalai, save tai nesiaukštinti. Sakiau, tai įgysi priešų tiek. Tai tegul kiti, aš matau tų profesionalų Lietuvoje, tai va tie kiti tegul būna profesionalai. Ir labai gerai ir džiaugiausi ir pasitraukiau iš Valėžių komisijos, kai pamačiau, kad kūrėsi profesionalios dirbtuvės, laboratorija, 2 departamentai ir sveikinu iš tikro, tai yra tikras geras kelias. Tikras geras kelias. Jie planuoja, o dabar tada visą kaitos grandinę reikia. Jeigu mes vykdysim kaitą, taip? Numatom esminės, kažkokias mums dabar svarbės sritis, visuose nepajėgsim palūšim. Numatom tada, kuriuose srityse darom kaitą. Politiškai turėtų būti su tais specialistais tenais, sutarta, kuriai sritį daro. Aš asmeniškai būsiu bet kurios srities sąjungininkas. Ir tada pažiūrime, kaip įvykdyti kaitą, kad kiekvienoj grandiniai turi pakankamai stiprį rėmimą. Ir reikės, ta kaitos grandinė turi apimti aukščiausią lygmenį, vidurinę grandį, žemesnė grandį ir pačią žemiausią grandį. Kaip sakant, dar žmogus iš gatvės, ar žurnalistas, ar dar kažkas turėtų irgi ten būti kaip sąjungininkas. Kad paskleistų, kad mes nesulūstumėm. Kažkur turėtumėm sąjungą ir tiesą sakant, neiškreitumėm proceso. Aš taip suprantu. Nu, bet jau taip teoriškai turėtų būti. Dabargi ką mes darome? Mes norime biurokratiškų volų pervažiuoti per biurokratiją. Ir stebimės, kad kažkaip nepavyksta, prabuksuoja. Nes sistema tai visa biurokratija. Ir mes norim biurokratiniam priemonėm, paskui sakom, per daug, tai gal tada naikinkim bent jau tada tą biurokratinio volo biurokratiškumą kažkokiose srityse, mažinkime, didinkim liberalizmą, paprasčiausiai darbo kodekso, naikinkim valstybės tarnybos įstatymą ir tai bus daug didesnė nauda visai valdymo sistemai, negu bandymas kažkokių institucijų prijunginėjimų. Todėl, kad atvertumėm kelią institucijoms, kurios pačios nori dirbti moderniau, jau pačiom dirbti moderniau. Ir kaitai. Negu pakeisti visą sistemą. Aš turbūt jau tiek ir kalbėjau. Dabar, kalbant apie valią, noras kažką tai daryti, tai dabar reikėtų galvoti apie tai, apie valią, apie tą koncepcijos turėtojų valią, surasti, kad buvo pasakyta, bet tikrai turi būti grandinė, sąjungininkų grandinė. Kas sprendimo priėmėjų grandinė, kas turi valią ir išmanimų. Reikėtų matyti iš viso, apskritai, jeigu mes norim kompleksiškai ir daug apimti. Reikėtų pagalvoti apie tai, kad Seimas turi mokytis, savivaldybės turi mokytis, politikai turi mokytis. Politikai turi užsiimti politiką pagaliau. Nes vykdyti viešąją politiką tai reiškia lygiai taip pat planuoti, organizuoti politinius procesus, atrinkti alternatyvas, jas supriešinti, pasverti pagal kriterijus. Politikai to nemoka ir nedaro. Ypač savivaldos lygių tai tikrai, todėl kad nėra išmanymų. Tai mokykim, skirkim daug pinigų, o dabar kyla triukšmas, kai politikas skiria pinigus net užsienio kalbai pasimokyti. O jeigu jis pradės pinigus skirti ten dar kažkam. Nu ir panašiai, einant žemyn. Taigi,
aš tikrai nesu koksai fatališkas pesimistas, esu fatališkas optimistas. Manau, kad yra gerai, kad yra daroma. Yra gerai, kad mes kartais pasibardami, vienas kitą paskatindami einame į priekį. Yra gerai, kad yra daug kas daroma vyriausybė ir labai daug padaroma lyginant su to sąstingį, koks buvo socialdemokratų metu. Yra gerai, kad įsijungia įvairios organizacijos tokios kaip Laisvos rinkos institutas su savo liberale, kas labai svarbu šitam procesui, liberalia filosofija ir laikysena. Tai vien jau tai yra geros prielaidos. Yra gerai, kad va čia daug kas domisi ir matyti yra kažkokie tai dalis, bent jau čia sėdinčių žmonių yra aišku sąjungininkai. Ir vienoje ir kitoje srityje mes darome prasiveržimą. O dabar, kad buksuoja Seime nesvarbus dalykai, tai ten, gerai, taktas ar taip, ten, gerai, dvi institucijas ten alkoholį kontroliuos, tai yra kvaila. Tai imkim kažkurį panaikinti apskritai kontroliuojančių funkcijų. Apjunkim tas funkcijas. Kaip dabar ūkio ministerija sako, iš kelių šimtų palikim 10. Raskim kitą būdą. Ir tai tiek būna savo tas taktas, tai tiek būna dar kažkas, o paskui su laiku subliūkš. Nes esmė yra tai į procesus susitelkti, o ne į tas iškabas, ne į organizaciją. Kėdžių stumdymas mažai efektyvus. Ačiū uždėmesi. Ir atsiprašau labai, aš tikrai norėčiau čia dalyvauti, bet 10 val. Prasideda kalėjimų ieškojimas. Mes ieškom kalėjimų čia amerikietiškų. Ir aš turiu dalyvauti, ten trūksta kvorumą tarp ieškotojų. Aš iš karto išeisiu. Labai atsiprašau. Tik dėl to.